1, 2, 3, varyk. Mano draugas aistringas grybų fanatas. Į savo ateities be kažko nemato. Jam nieks atletas, nieks statyba. Kečiausia komanda tai yra varint grybas. Dinderindėliuška, kai čia miškė triuška. Tai čia lepšis, čia kazlėkas, o čia vogaruška. Oho! Pizda gerai varai. Varyk toliau. Dar vieną kokią. Dar vieną kokią daugiau. Nu, kur sakėjau prieš tai? Ai, tai šitą moteriškę, tai kad... Nu, galiu... Na, davai, varai. Sutikau prie turgaus moteriškę. Ir iš karto keistą jausmą pajutau. Pradžioj pagalvojau, kad insultas, bet po vyno taurės viską supratau. Vėl atėjo meilė pirmutinė. Reiškia, smegenys nustoja dirbti visai. Dirba tik širdis ir piniginė. Kila noras apsiženyti laikinai. Duosiu dovanų odekalono ir plasmasinių gėlių. Moterims patinka geras tonas, jos tada negaili bučinių. Gyvenimas kaip karusėlė ir pirmą kartą išmiliu. Džentelmenas ir puikioji lėdė sėdi kambarėlį tarp gėlių. Aš tau parodysiu balkoną, butą, kuriame išgyvenu. Valgysime teftelius tomatę, paragausim keksą ir citro. Na davai dar trumputį kokį, neilgą. Neilga, nu ką neilga, iš tų neilgų, nu ką liuks mergi kert papukari šilkiniais ir visekiukai. Tai čia iš mano vaikystės dar laikų, dar mes žemai tiekiai gyventam, toks Dužinskis buvo buhalteris, nu, mano tėvukas kai žuvo, kai vaikas 5 metų, tai viską ima, žinai. Nu, mano mama ateina, o Dužinskis sako, nu, Ramonėlį padai.